Kviečiame užsukti į Miklusėnų gyvenvietę esančią visai šalia Dzūkijos sostinės Alytaus ir pasisvečiuoti tautodailininko Broniaus Palažijos sodyboje, virtusioje dekoratyvinių augalų oazę. Važiavau ir botanikos sodus, ir pas žmonės, vežiausi suvenyrus, mainiau ant šakučių. Bei susipažinti su savamoksliu kalviu Kęstučiu Lukštu, savo rankomis iš metalo kuriančių įspūdingus kalvystės meno kūrinius. Sakau, piešti nemoku, ateini kokį lapą pasiimi, davai pagal jį daryti. Sveiki, mielieji! Pirmasis mūsų laidos herojus, tautodailininkas Bronius Palažija, ne tik drožia originalias šachmatų figūrėlės, bet ir augina dekoratyvinius augalus. Šis hobis miklusėniškių ilgainiui tapo ne tik maloniu laisvalaikio užsiėmimu, bet ir nemenku pragyvenimo šaltiniu. Dekoratyviniai augalai tai ne tik kiekvienos gražiai tvarkomos sodybos puošmena, bet ir oro švarintojas, labai teigiamai veikiantis žmogaus psichiką. Pasak Broniaus Palažijos, tai malonus ir širdžiai mielas užsiėmimas. Domėtis dekoratyviniais augalais ir juos auginti jis pradėjo daugiau nei prieš 20 metų. Augalai atsirado labai senai, 1984 metais. Aš pirkau šitą namą ir čia buvo kenksmynas, obelų tokių senų buvo daug. Ir, reiškia, viską išplaniravau, padariau tas kaskadas tokias lygias ir pradėjau rinkti augalus, bet tais laikais tarybiniais tų augalų praktiškai nebuvo. Susidomėjęs dekoratyvinio augalų auginimu, tautodailininkas savo išdrožtas medinės skulptūrėles nė nedvejodamas iškeisdavo į įvairiausių augalų šakeles, kurias kruopščiai ir kantriai augindavo ir vegetatyviniu būdu daugindavo. Važiavau ir botanikos sodus, ir pas žmonės, vežiausi suvenyrus, mainiau ant šakučių, už 5 šakutės duodavau už 50 litų suvenyrą, kad žmogus duotų nusilaužti šakučių kelias. Šiandien Miklusėniškio prižiūrimame dekoratyvinio augalų medelyne per 70 skirtingų augalų veislių, išskirtinai patvarių Lietuvos gamtiniam sąlygom, puikiausiai augančių nepaisant nei didelių šalčių, nei lietingų orų. Jeigu pats tą augalą neišauginės, nežinai jo savybių, augimo, reiškia, atsparumo ir taip toliau, jeigu jų neaklimatizuoji nuo mažens, tai, žino, tada negali per daug apie jį, o kai pats viską nuo A iki J padarai, tada žmogui išaiškini, kad tas augalas toks aukščio auga. Žmonės prašo taip, man nedidelio, iki metro, aš jam pareikiu tokį iki metro. Pasakau, kad reikia jį formuoti po biškio, jeigu jūs jo neformuosite, bus augalas gal ir didesnis. Parenku, jeigu jis nori aukšto, pasakau, kad šitas auga iki 5 metrų, tas auga iki 3 metrų. Jis dabar mažytis, apie pusę metro, bet jis bus toks didelis. Ir sakau, reikia sodyti daugiau į šiaurę pusę aukštus, iš pietinės pusės, reiškia, bus šešėlis jums kitiem augalam. O tokiem žmonėm ir patariu. Norintiems gražiai apželdinti savo sodybą ir sukurti puošnias dekoratyvinio augalų kompozicijas, Bronius Palažija patarė būtinai įsirengti bent nedidelį fontanėlį, bet svarbiausia – sodybos neperkrauti augalų kiekių ir įvairovę. Jeigu sklypas yra apie namą, sakysim, 30 arų, nereikia labai prikišti daug augalų, kad būtų viens prie kito. Kada suaugs, bus miškas, bus gal parkas savotiškas, bet nereikia daug labai prikišti augalų ir juos parinkti prie tvorų arčiau biškiai aukštesnius, jeigu dar gyvatvoriai yra, tai reiškia aukštesnius, į vidų einant biškiai žemesnius, aikštelė turi būti laisva, neprikišti labai daug augalų. Reikia būtinai sodyboje, kad būtų
koks vienas riešutas kultūrinis, bordiniais lapais, kad būtų kadagių apie 3-4 rūšys, kad būtų kukmedžių kelios rūšys, o pavyzdžiui, čia pas mane yra 6 rūšys neatsisodinta, viena kita žydintį augalą. Ir taip reikia tik juos žydinčius augalus, reikia daugiau, kad saulė juos siektų. Pavyzdžiui, kukmedžiai gali būti ir paunksmiai šiek tiek, ir pavėsinė, nebijo šito dalyko. Pavyzdžiui, rododendrą, galim pasodyti vieną kenį aukštą, pušį tai ne, geriau kenį aukštą. Ir po to kenių pasodyti rododendrų. Rododendrai ant saulės nelabai gerai. Jų didžiulis plotas lapų išgarina daug skysčių, paskiau nespėja juos laistyti. Tai po to kenių pasodyti vieną kitą rododendrą žydintį. Štai, čia labai daug, galima apie tai komentuoti ir komentuoti. Kruopštusis dekoratyvinių augalų augintojas Bronius Palažyje per daugelį metų sukauptą patirtį sudėjo į atmintinę, kurioje paprastai ir aiškiai išdėstė patarimus, kada ir kaip dekoratyvinius augalus sodinti, kaip juos prižiūrėti, laistyti, kokiomis trąšomis tręšti. Yra kai kurie augalai nereikia formuoti, pavyzdžiui, kanadinės eglutės, baltosios eglės, lizdinės eglutės, jie formuojasi ir taip gražiai. O iš vis 80% augalų reikia formuoti, paformuoti, deformuoti, netgi kalninės pušaitės ir tas reikia formuoti. Labai gražus dalykas gaunasi, kaip literatūrai rašo, jum ir netoli japoniškas sodas. Broniaus Palažijos sodyboje akį traukia ne tik augalų įvairovė, bet ir originalūs simboliai. Vokietijoje, ten, kada didelį plotai, tai ten reiškia gimsta 2 sūnai, 1 dukra, anūkas, taip toliau sodina ten 2 ąžuolus, jeigu mergaitė, tai liepa ten ar berža kokį nors. Man nėra vietos, tai aš 2 akmenai didžiuliai raudoni, vienas aukštesnis aš, kita žmona simbolizuojanti. Dabar pas mane 2 dukros yra, viena akušerė, kita teisininkė. Ir parinkta tos ir tie paukščiai, paukščių pavidalė. Irgi tokia teisininkė, toks napas riesta, tokia griežtoko, o akušerė tokia švelnesnio. Ir 4 anūkai sudėję tai iš akmenų apvalių. Ir tam alpinariume taip ir simbolizuoja. A čia simbolizuoja mano anūkės gimimą. Jai dabar 4 mėnesiai ir galvoju, ką čia man sugalvoti biškį amžyti. Anūkai jau yra amžyti ir tada anūkė vienintelė. Ir štai tokią padariau. Reiškia, angeliukas apkabinės mergaitė ir sėdi. Čia visi kiti tokie pagražinimai, simboliai. O tas kada kaskada krentantis vanduo, tai jisai labai psichologiškai, kada ar susinervavę šiek tiek, ar nuotaika bloga, atsisėsk ant suoliuko, paleidi vandenį, vanduo krenta ir taip viską nuima, kaip koks ekstrasensas. Viską nuplauna, lyg tai ramu, gera pasidaro, vienas sėdi savo, tas vandenėlis terška. Bent nedidelis fontanėlis neskiriama tobulai tvarkomos sodybos dalis, teigia dekoratyvinių augalų mylėtojas. Kiek įmanoma reikia sodybai, gerbuvį, kad būtų koks nedidelis fontaniukas, baseinukas, baseinėlis. Vanduo yra toks vienas iš gerbuvio akcentų. Ir jis, kad tiekėtų, kad tirškėtų, kad ten matytųsi. Sakysim, ten baseinė yra vandens lelijų 3 rūšių, baltų, geltonų, raudonų. Raudonos yra iš Mosėdžio, iš Intos sodybos parvežtos. Šamas ten plaukėja 7 kg ir kitas 3 kg šamas. Ir daug metų gyvena, nes ten apie 16 kubų vandens tam baseinė. Laikui bėgant, Broniui Palažijai dekoratyvinių augalų auginimas tapo ne tik kūryba, mėgstamų laisvalaikio užsiėmimų, bet ir pragyvenimo šaltiniu. Populiarūs yra formuoti augalai, tai yra iš kompaktinių piramidinių tujų išformuoti, iš kupolai išformuoti. Jie dabar yra 1–1,5 metro aukščio, galvutės dabar nedidelės, apie 40 cm, 30, bet jos su laiku bus aišku beveik metro galva, tas kotas jos storas, bet jie turi paklausą, todėl kad labai jie, ko toliau, to gražesni. Pasak pašnekovo, lyginant su netolimo užsienio šalimis, Lietuvoje gražiai tvarkomų sodybų nėra labai daug. Išvados yra tokios, Miklusėnos aš daugmaž tokią statistiką išvedęs. Yra 280 sodybų, apie 50 sodybų, 40–50 sodybų yra sutvarkyta. Reiškia apie 22%. Reiškia labai panaši padėtis yra Lietuvoje.
reiškia, dar reikia 80% tvarkyti sodybas, kad būtų gražios, patrauklios. Užsienį priešingai. Ten 80% sutvarkyta, pavyzdžiui, Vokietijai, o tik 20% reikia dar tvarkyti. Kukmedžiai, buksmedžiai, kadagiai, Lausono puskiparisiai, kiparisai, įvairūs matsūdiniai gluosniai, kalninės pušaitės – tai tik keletas augalų rūšių besipuikuojančių Miklusėniškio sodyboje. Šalia jos esančioje 15 arų plantacijoje auga per 5000 augalų. Pas mus išaugintas augalas ir aklimatizuotas Lietuvos gamtinėms sąlygom yra atsparesnis ir beveik 100% garantija, kad jis augs ir bus gražus. Kartais būna taip, parvežtas augalas labai išvaizdus, gražus, blizgantis, todėl kad jis išaugintas šiltam krašte, aišku, su dideliu kiekiu azoto ir taip toliau. O mūsų augalas mažas, jis nėra toks išvaizdus, bet ko didesnis, to jisai gražesnis būna. O tas, ko didesnis, to jam artėja mirtis. Visą gyvenimą idėjų nestokojantis, aktyvia kūrybinė veikla užsiimantis, bei darbą mylintis guvusis Miklusėniškis teigia, jog energijos pasisemantis iš visos jį supančios aplinkos. Gražiam miške, kada neini, ten yra visuma gražu, švaru, žolytė auga neaukšta, viskas gražu, labai gražu. Bet jei paklausia žmogus, kodėl, kas tau konkrečiai gražu? Nežinai, kaip visuma, gera, kažkur gera, žmogui gera, tam miške jaustis gera. Net negali komponentais išvardyti, kad tas gerai, tas. Visuma labai gerai. Taip ir čia, augaluose yra gera ir viskas. Ore kokia energija, galbūt ir veikia kažkokia energija, viskas. Ir dangus, ir mėnulis, ir saulė, viskas energija duoda, viskas reikalinga. Kitas mūsų laidos herojus – savamokslis kalvis Kęstutis Lukštas. Kaip teigia pats auksarankis, kalvystės amato jis ėmėsis iš didelio tingėjimo. Nuo ankstyvo ryto Miklusėniškius gyvenančius šalia kalvio Kęstučio Lukšto pažadina kalamos geležies garsai. Bet kaimynai esą dėl to niekiek nepykstantis, o naiptol nekantriai laukiantis, kol mielas ausiai garsas tarytum gražiausia melodija pasklis po Miklusėnus, pranešdama, jog laikas keltis. Gyvenimas dovanoja dar vieną dieną. Truks plyš 8, taip jau stengiuosi atsirasti šitoj darbo vietoj. Kad ir nedirbi, vis tiek apsižiūri, ką darysiu, kaip jau čia šiandien, vis tiek reikia susiplanuoti, kaip jau pasakyti, sunkesnį darbą iš ryto, lengvesnį vakare pasilieki ir taip jau, kokias jau 6 valandas, kad grinai jau tam užsakovui. O paskui jau vakare, taip jau mėgstu, tokį jau vėsiau būna, kažką pradedi galvoti, ar ten kažką tokia kūrybai, skiri kelias valandas. Kalvystė Kęstučio Lukšto gyvenime atsirado visai netikėtai. Kai aš sakau, iš didelės tinginystės, elektrikų dirbau visą gyvenimą, ten gamyklose, kur, o į Luksnėnus žmonos dėdukai gyvenę, ten namas buvo Butrimiškėse. Ir tais laikais tokia tvarka buvo, kas, kad ten tavo tas namas, turi ateiti į ūkį dirbti, gali duoti, gali ne. Tai aš atėjau elektriku.
O tiem elektrikam tokių darbų būdavo visokių, tai prie šieno, tai ten akmenai, labiausiai tuos sodus Lukšienose išveždavo tų medžių genėt. Nuveža, padarai tą normą, gali eiti namo, o mašina tik vakare bus, tai kol parsirandi, tai man taip labai nepatiko. O kalvis, tai kursiai vis tiek prie to žaizdro. Ir pasisiūliau. Neturėdamas nemenkiausios kalvystės patirties, Užubalių skyriaus valdytojai pabėdojus, iš kur gauti kalvį, Kęstutis Lukštas pasisiūlė juo dirbti pats. Vėl plykstelėjo kiek avantiūristiška vyro prigimtis. Ne kiekvienas drįstų siūlytis darbui, apie kurį neturi jokio supratimo. Pirmos dienos tai visai jokingos. Žalio supratimo neturėjau. Nei tų replių palaikyti, žinot, kol įpranta ranka. Tai kokį pusmetį gal taip jau labai vargau. Kol įprato rankos, ką... Ir tam ūkį ten kažko tai taip labai nereikėjo, ten techniką remontuoti, arklius kaustyti. Naujai iškeptas kalvis mokėsi iš Užubaliuose gyvenusio senolio Bozos, dar smetoniniais laikais armijoje baigusio arklių kaustimo kursus. Mokėsi ir išmoko. Jau daug ne tik Miklusėnų gyventojų savo sodybas papuošė Kęstučio darbais, dailiais vartais, meniškomis židinio grotelėmis, šviestuvais, žibintais, stovais gėlėmis, laiptų turėklais, žvakidėmis. Nuo užmanymo iki pat galutinio rezultato vyksta pats tikriausias kūrybinis procesas, nes pasak Kalvio niekada negali žinoti, kuriame kūrimo procese į galvą šaus dar kokia idėja. Piešti nemoku. Tai tokia lyg idėja gimsta, jau pradėti daryti, sakykime, kaip jums pasakyti, lapelį, dadėjai tokį. Viskas proceso metu, kaip sakyti, tą jau juodą tokį nusikali ir paskui žiūri, gal ten dar dadėt, atimt. Kuriant originalius šviestuvus, meistrui labai praverčia jo tikrosios elektrikos specialybės patirtis. Tuomet darbas gaunasi ne tik dailus, bet ir praktiškas. Kaip matot, aš tuo kalviu taip nelabai aš tuo elektriku dirbęs, žinia, tai norisi tą, kad nebūtų laidą paslėpti, sugalvoti, tai dabar tą lapą dedu, žinot, čia pilnaviduris metalas, kažkur tai neįdėsi, reikia už jo. Tai dabar tas lapas lyg ir dengs to laiduko nebus, čia paskui, taip iškavoji, jau čia bus matyti. Tai dar gal čia kažką, kokį, kad, kaip jums pasakyti, kad nebūtų matyti. Žvakidė tai būtų paprasta, jau galėtų nieko nedaryti, vienas ir viskas. Tai kol sugalvoji, kaip jį ten pakavot, ką, žinot, kaip sakyti, čia su tuo plaktuku, kirstuku stebuklo kažkokio nepadarysi, bet siek stengiasi, kad jis kažkur taip negadintų to vaizdo. Kalvio darbai žavi savo originalumu, paprastumu ir, žinoma, netikėtais sprendimais. Tokie du įdomus akmenys. Ir iš jų darysiu vorą. Čia, kaip jums pasakyti, prie šito privyrysiu kojas, čia tas neūsus tuos, tas žnyplės, šitai bus. Ir, dar, kaip sakyti, nesugalvojau, nes nesinori suvyrinti, kaip sakyti, sucementuoti ar ką, nes reiks vyrinti, apdažyti viską, tai, čia dar viskas kūrybiniam procese, neįsivaizduoju, kuo pradėti, kuo pabaigti. O tas voras gyvens didžiuliame voratinklyje? Voratinklyje, ant namo sienos voratinklis ir tas voras. Auksarankis kalvis sugeba realizuoti ir pačias keisčiausias savo užsakovų fantazijas. Tarkim, nukalti laimės medį. Kai pasaga laimė neša, tai čia bus visas laimės medis. Dabar ant šito kažkur čia taip dar nežinau, sutvirtinsiu, čia porą ar trejetą lapelių. Ir čia jau tas žmogus jau numatęs visam gyvenimui. Mes karts nuo karto po tą patkavą, kaip jis jų turės, vyrysim. Ir čia gausis, didžiulis medis. Toks savotiškas tas laimės. Čia tik tiek turėjom, tai dar nematyti nei tos pradžios. Ir net nežinau, kuo čia baigsis ir kas čia pabaigs. Jei taip jis jau ilgam ir anūkam ir proanūkiam palikęs, tai čia, gal paskui sakom, dar vieną, bet čia idėja didelis labai. Kęstutis kuria pasikliaudamas fantaziją, intuiciją, grožio pajauta. Nors jis kalviauja jau 15 metų, bet iki šiol nedrįsta savęs vadinti tikru kalviu. Kai tik pradėjau,
suvirinai, ten nupjoviai tą lankstą viskas. O dabar, nu, kaip sakyt, kuo daugiau žinai, tai, nu, negaliu pasakyti, bet, nu, ne tą kvailesnis, bet, nu, tiek reikia visko. Aš nežinau, čia lašo nežinai to, ko reikia. Kad dabar žiūriu, nu, už tai nenoriu skaitytis, kad kalvis, nes aš, nu, nieko nežinau, pasirodo, o jau tiek metų. Bet dabar kaip, nu, pasižiūriu, kas yra ten žmonių padaryta ir ką jie ten, nu, tos technologijos, viską, nu, kad aš nesinoriu net kalvius skaitytis, žinau, taip, tik tai koks pradantis amatininkas ten. Nu, sakau, piešinį moku, nu, ateini kokį lapą pasiimi, nu, davai pagal jį daryti. Vat vasarą tai smagu, žiemą jau užmiršti tą, kaip jis atrodo. Tai ten kokį paveikslėlį, ką pasižiūri, nu, renkiesi iš gamtos, ten šakelę, gėlytę, nu, taip ir darai. Žiūri Kęstučio darbus ir neatsistebi. Pasirodo, iš metalo įmanoma išvingiuoti subtiliausius nėrinius, išauginti gėlių žiedus, vynuogių kekes, augalų lapelius su smulkiausiomis gyslelėmis, regis pulsuojančius gyvastimi. Dėkui, kad šį pusvalandį buvote drauge su mumis. Susitiksime kitą kartą tuo pačiu metu.